Šių metų spalio 12 dieną 5 didžiausiose Lietuvos miestuose įvyko pirmoji nacionalinė viktorina. Iš beveik pusės tūkstančio dalyvių nugalėtojų buvo paskelbtas į 140 klausimų teisingai atsakęs 59 metų valstybės tarnautojas Vilnietis Rimantas Grikėnis, kuris atstovaus Lietuvai Europos viktorinų čempionate. Viktorinos nugalėtojas sveikino ir čempiono diplomą įteikė renginio organizatoriai – teisininkas Andrius Zimaitis ir uždarosios akcinės bendrovės Vagos prekyba generalinis direktorius Vytas Petrošius. Taigi, sveikinam šių metų nacionalinės viktorinos čempioną, poną Rimantą Grikėnį, ir įteikiam čempionų diplomą. Sveikinam. Ačiū. Prašau. Na, o leidykla Vaga savo ruožtu norėtų padovanoti kaip čempionui knygą Kariaujantį Europą ir palinkėti, kad Europą užkariautumėt savo intelekto dėka. Tai sveikinu. Labai ačiū. Į daugiausiai klausimų per 2 valandas teisingai atsakęs dalyvis turi sukaupęs nemažą dalyvavimo įvairiuose intelektualiniuose žaidimuose bei viktorinose patirtį. Dalyvauju panašiuose renginiuose jau daugiau kaip 3 metai. Prasidėjo, aišku, nuo protmūšių, protų kovų, kurios vyksta Vilniaus baruose. Tai šia prasme esu jau patyręs, o taip pat teko dalyvauti jau 3 kartus čia rengiamuose pasaulio viktorinos čempionatuose. Taip kad patirtis jau yra. Be abejo, man patinka, nes komandoje žaisti, aišku, irgi įdomu, bet visada kažkaip norisi išbandyti, ko esi vertas, galbūt panašių į save kompanijoje. Ir labai palaikyčiau šitą idėją, nes šita nacionalinė viktorina skiriasi galbūt tuo nuo pasaulio čempionato, kad čia dominuoja labiau lietuviški klausimai, o pasaulyje ten, kartais būna tikrai tokių temų, tokių klausimų, kurie ne tik, kad neįkandami, bet, sunkiai net suprantami, nes jau reikia turėti be galo platų akiratį, kad ten atsakyti daugumą klausimų. O pasivaržyti žiniomis apie Lietuvą, tai be abejo labai įdomu ir tikrai skatinčiau visus aktyviai dalyvauti. Klausimai, man šį kartą nepasirodė, kad jie yra labai sunkus, nes atsakiau tikrai nemažai iš visų temų. Galbūt man pramogų tema tradiciškai tokia šiek tiek sunkesnė, bet irgi atsakiau gal 16 klausimų iš 25, o šiaip taip visokių įdomių nutikimų vyksta atsakinėjant į klausimus, čia susijęs su atminties savybėmis, kartais kažką užmiršti netikėtai. Pavyzdžiui, buvo šioje viktorinoje klausimas, ką japoniškai reiškia tuščias orkestras. Tai kažkaip pamąsčius, supratau, kad tai karaokė, bet pamiršau tą patį žodį. Ten gal porą minučių kankinau save, kol prisiminiau patį žodį karaokė. Juokinga šiek tiek. Jaunimą skatinu visada dalyvauti, pasivaržyti, nes pastebėjau, kad 10-ko amžiaus vidurkis šios viktorinos yra virš 40 metų. Taip, nors be abejo yra jaunų žmonių labai porą dešimtukė, bet kiti kažkaip truputį buvo žemiau. Tai skatinčiau tikrai nebijoti ir pasivaržyti su vyresniaisiais. O Lietuvoje dabar tas protmūšių bumas, jeigu ir nekyla į viršų ta banga, bet jį kol kas, man atrodo, ir nesileidžia. Ir bent jau man tai tikrai labai toks įdomus ir malonus laisvalaikio praleidimas. Taip kad tikrai labai pritarčiau šitam reiškiniui. Nėra ne vieno žmogaus pasaulyje, kuris viską žino, ir klausimų aibė yra tokia begalinė, kad vieni geriau žino apie vienus dalykus, kiti apie kitus. Vilnietis džiaugiasi galimybę sudalyvauti Europos viktorinų čempionate, vis tik savo galimybės vertina kukliai. Lūkesčiai mano realistiški, nes ten iš tikrųjų dalyvauja labai daug stiprių žaidėjų, kuriems toks užsiėmimas yra beveik profesija, ypač apie Britus tą galima pasakyti, kurie yra daugkartiniai pasaulio čempionatų laimėtojai ir jie paprastai atsako apie 80% klausimų, tai
Tai aš tikrai nesitikiu jam sudaryti rimtos konkurencijos, bet aišku, labai dėkingas už tokią galimybę sudalyvauti tenai ir iš arti pamatyti, kaip viskas vyksta, nes tikrai nesitikėjau, kad kada nors tokią galimybę turėsiu.